Sveiki, mano vardas Giedrė ir noriu Jums papasakoti apie tai, kaip galite sukurti susitikimo užduotį naudodami video. Pasirinkę užduoties tipą susitikimas, Jūs galite sukurti užduotį susitikti veiklos aptarimams ir diskusijoms arba bendro darbo grupėje užduotis. Atkreipkite dėmesį, kad kiekvienam dalyviui yra sukuriama atskira užduotis. Taigi video pirmiausia pasirinkite naujos užduoties meniu ir atsidarę naują užduotį, visų pirma suveskite, kaip jūsų susitikimas vadinsis. Tarkim, filmavimo aptarimas. Tam, kad jūsų susitikimas būtų kuo efektyvesnis, nepamirškite sukurti darbotvarkę. Taip pat būtinai nuspręskite, kas iš jūsų susitikimo narių bus moderatorius ir kas ves užrašus. Atminkite, kad patys efektyviausi susitikimai neviršija 45 minučių laiko ir būtinai susitikimo metu paklauskite tylinčių dalyvių nuomonės. Į užduotį nepamirškite įdėti susitikimo reziumė ir išsiplanuokite sekančius su susitikimu susijusius žingsnius bei darbus. Taigi, grįžus į užduoties formą, aš suvedu darbotvarkę, peržiūrėti video, aptarti koregavimą, sukurti naujas temas. Pasirenku susitikimo datą, susitikimo pradžios laiką, tarkim 10 valandą ir trukmei skiriu pusę valandos. Labai svarbu, kad užduoties tipą jūs pasirinktumėte susitikimą ir tuomet nuspręskite, koks bus šito susitikimo prioritetas. Moderatorę palieku save, dalyvius pasirenku ir įvedu į laukelį, jie visi gaus pranešimus apie susitikimą elektroniniu paštu. Na ir priskiriu susitikimo zoną savo asmeniniai zonai ir lygiai taip pat pasirenku projektą ir etapą, arba per atsidariusi meniu, arba jie man pateikiami automatiškai. Išsaugojus užduotį, matau, kad buvo išsiųsti elektroniniai laiškai ir paspaudus ant nuorodos, aš galiu atsidaryti konkretaus dalyvio užduotį, šiuo atveju Modesto. Jam palieku įrašą pasiruošti komentarus apie VA ir šį įrašą Modestas matys savo užduotyje. Paspaudę ant nuorodos projekto medis, jūs galite matyti visas susitikimo išsiųstas užduotis. Paspaudusi ant susitikimo šakos, aš matau abi užduotis išsiųstas Kristinai ir Modestui ir kaip moderatorė galiu stebėti, ar šių užduočių statusas yra naujas ar uždarytas. Linkiu Jums sėkmės, kuriant susitikimo užduotis per video. Jeigu žiūrint kilo klausimų arba turite komentarų, skambinkite mums arba rašykite.